Na tai ką, šiandien darom sriubą. Ar kada darėt raugintų agurkų sriubą? Sekundę, ieškau šaukštą, nepasiėmiau. Taip. Tai čia sultinys, tą prisimenat, kur krakpat darėm, tą mėsytę. Tai čia sultinys, truputį ten geras buvo, labai stiprus. Tai va, kiek patiekalų galima pagaminti. Tai aš į šitą dabar truputį dėjau vandens, labai nedaug. Kad lieka visas skonis, viskas fantastiškai, nieko daugiau. Dabar čia įdėjau bulves. Tai į šaltą tą sultinį, sudėjau tą didesnį puodą, įdėjau tas bulves. Ir čia dabar uždėjau tą supergadin redagin. Jeigu jo neturi, tai nieko, dėkit savo, tai tik per pusę perpjovę tą galvutės red arba kažkokį kitokį ten svagūną sumetat ir viskas. Toliau ką pasiruošiau. Tai va čia yra kvedarų. Rauginti agurkai. Tai juos va taip supjaušiu, tokiais gabaliukais. Nežinau, kiek reiks, žiūrėsim pagal skonį. Nes niekas nemėgstam labai rūgščiai. Jeigu mėgstat rūgščiai, nu tai tiek, kiek nori, tiek ir dėkit. Jų agurkai gana neblogi, skonis toks natūralus, žinokit, ir tikrai verta. Pabandykit, jeigu neturit. Arba galit kopūstus dėti, nu ką norit. Ir paskui dėsiu pupelės. Ir dar turiu šaldytų, tai šaldytos morkos ir žirneliai aš dėsiu truputį vėliau su visom petražolėm. Tai va, varom. Tai dabar uždengsiu, tai maždaug 15 minučių tegu paverda. O paskui dėksim, nes jeigu įdėsi dabar rūgštį, bulvės nelabai tada minkštėja ir jos nemėgsta. Ir kiekvieną daržovę, tą, kurią dedat prieš tai, morkas ar dar kažką tai, ir uždėsit kažką rūgštaus, kapustą raugintą ar tą agurką. Na ir visus rūgščius dalykus dėkit tik vėliau, kai suminkštinat visas daržovės. Tai morkas, burokėlius ir panašiai. Taip, kad nekraukit rūgščių dalykų ant bulvių, morkų ir kitų neraugintų dalykų. Gerai? Nu, viskas. Tai ką, žiūrim, čia buvo verdamas tik bulvės sultiniai. Tai aš jas va šitaip aptrinu. Kodėl? Nu, nedaug kas mėgsta tą bulvę gyvą, ten daug maž, nu, ne visai gyvą. Bet pavyzdžiui, mama tiesiog išmeta jas, bet visam tam, kai sutrini, tai duoda labai gerą tą sukibimą čia, tokį, žinai, kaip sakant, nu, tokį pilnumą. Va, spalva tai nieko gero, va, tai tokios bulvytės yra, va, mažytės visai, galit dar mažiau sumaišyti jas. Su spalvom ir viską paskui susitvarkysim, nekreipit dėmesio, svarbu geras sultinys, tautiečiai. Tai va, aš jas taip suminkau. Toliau. Dabar turiu šaldytas, va, nu neturiu aš tų morkų, aš negyvenu kaime, norėjau pasakyti taip, aš gyvenu miestelį, kuriam aš neauginu morkų, pas mane bėra, dar ir sustumė tvoras, tai iš vis čia niekas nebepareina. Tai gerai, kad dar gėlės auga. Tai va, tuos žirnelius, nu nelabai aš galiu išpurtyti su viena ranka. Va, viskas. Tai yra šaldyti. Tai dabar aš juos sudėjau. Dėl spalvaus. Nu, dėl vaizdo, aišku, ir skonio. Dar baršką 3, nu, nebevargsim su jais. Tai dabar ką dabar? Norim spalvos, ar ne, tautiečiai? Norim ar nenorim? Nu tai kaip visada, tai va jie dabar kaista. Laikausi vieną ranką, bandysiu atsidaryti ciberžolę. Nu ciberžolė tai yra vienintelis dalykas, kuris tikrai sveika ir kuris duoda gražią spalvą. Va, įmetam ciberžolę. Nieko ten daug nepakeis. Bet duos ir trupučių skonio. Aš nežinau, žinokit, tuos prieskonis ten pardavinėja tokiais mažučiais maišiukais. Tikrai neverta, pirkit po kilogramą. Ne visai, bet žinai taip,
Mažiausiai 300 gramų. Aš žiūriu, anksčiau tai prisirinkdavau tų dėžučių, nėra kur dėti jų ir išpilėvė visą. Fantastiškai skanu. Dabar žiūriu. Reikia druskos. Jau reikėtų. Plakam. Mano telefonas turbūt apšus. Žiūrim. Va, jau dabar neblogai. Daugiau tikrai nebereikia. Taip. Ką dabar norėčiau pasakyti? Tai šitie, žinokit, dalykai, tai jie tikrai atšils. Ir kad jie liktų ten dar visai normalūs, tai aš dabar dėsiu tuos agurkėlius. Nes, žinau, kad šilimas greitai ir čia tikrai... Va. Dedu agurkus. Sudėjus tuos pjaustytus agurkus, žiūrim. Tas skonis maždaug iš karto pasileis. Kad neperrūgštintume. Pavyzdžiui, mano mama nemėgsta rūgščiai, bet jūs žiūrėkit, kiek čia dar reikia jų. O, vau. Gana aštroka gaunasi. Tai nežinau. Galima dėti daugiau agurkų, tai čia priklauso nuo jūsų. Arba nebereikia dėti. Bet kol kas tai skonis tikrai yra geras. Va. Matot? Čia dabar pavirus. Agurkėlis. Bulvės kaip ir nebematom. Tai va, jinai bendram plane yra. Nu, žinot, kaip meno kūrinys. Jin duoda skonį, bet jos taip ir nebesinori matyti. Daugiau tikrai nebedėsiu agurko. Ciberžolės irgi nereikia, spalva tai graži, ar ne? Dabar paliksiu truputį pavirti, patikrinti skonį, kaip ten gaunasi viskas. O šiaip, ką dar planuoju, daugiau tai yra bus pupelės. Va tas didžiosios tokias. Yra vadinamos kaip, taip rodysiu. Va, sviestinės pupelės, tos kompanijos. Mamai patinka. Aš irgi mėgstu pupelės. Tai žinokit, vietoj mėsos, kai nėra ir panašiai, bet čia sultinys, aišku, su mėsa. Nu, dar tikrinu. Tai vis dėlto tos turim, žinokit, pavirti. Kur ta markytė. Visai nebloga. Tai ko čia trūksta dar? Kažko tai trūksta, žinokit, skoniai kažko trūksta. Rūgšties užtenka. Ko dar reikėtų įdėti? Galima truputį įdėti cukraus. Truputį. Dėl skonio. Bet jūs žiūrėkit, ragaukit. Jeigu reikia, dėkit. Jeigu nereikia, nedėkit. Bet tai yra maždaug viskas jau, žinokit. Nes va, čia viskas išminkštėja, dar ragauju. Čia va kelias minutės. 4 jau čia mes gaminam. Nu, paragaukit, kad murka. Bet šiaip išjungia, jinai visai susitvarkys. Jo. Nu ir tas pupelės sudedam. Viskas. Tai va, čia tokia sultininė daržovių sriuba, agurkinė, vadinu aš ją. Nes yra pagrindinė agurkas. Rūgštelės užtektinai, viską užtektinai. Tai va, tai supjaušiu, matot, kiek ten 2 agurkus iš to ir viskas pagal tokį kiekį. Skanaus!